Jeigu sekat psalmės, esame 5 ir jeigu sekat turinį, ką pamokslavau, pastebėsite, kad tose 5 psalmėse mes neišvengėme vieno dalyko. Neišvengėme tų, kurie priešinasi Dievui, yra prieš jį nusistatę, sukyla vienaip ar kitaip ir šiandieninė 5 psalmė nėra kitokia. Šiandieną Dovydas mums, galbūt reiktų sakyti, Dievas duoda pažiūrėti iš tikrųjų į pačio Dovydo maldos gyvenimo užkulisius, kur jisai artinas prie Dievo ir ne tik meldžiasi jam, bet ir visų pirma ruošiasi maldai, ruošia savo širdį, atsikelia anksti ryte ir nukreipia savo maldą į Dievą. Ir tai nesibaigia. Po maldos jisai laukia jos atsakymo, ką Dievas atsakys. Ir Dievas duoda jam suprasti savo charakterį, koks jisai šventas ir kaip toli yra nuo jo tie nuodėmingi jo priešai, nusidėjėliai. Dovydas ką tik mums atskleidęs savo slaptą gyvenimą, kaip jisai meldžiasi vienas ryte, jisai mums parodo ir savo viešą gyvenimą, kai jisai viešai eina tarnauti Dievui ir kokia yra jo akistata su jo priešais. Taip pat rodo savo Dievo sekimą ir galiausiai jisai meldžiasi. Ir meldžiasi iš vienos pusės, kaip mes skaitysim, bent jau man, ne visai patogiai. Teko pasidoroti su šituo tekstu tam, kad ir pačiam atsakyti, ką man daryti gyvenime su mano priešais. Kur jie yra. Aš kadangi bandau numatyti į ateitį, aš manau, kad iškils klausimas, o ką daryti su to, ką Naujasis testamentas sako apie priešus. Taigi Jėzus yra pasakęs, kad mylėkit savo priešus, melskitės už juos, darykit jiem gerą. Kažkada žmonės girdėjo, kad reikia mylėti artimą. Jėzus ateina ir griauna viską. Ne tik, kad nekęsti priešo, jums reikia, ką jūs galvojot, kas yra tinkama, bet melskitės už juos. Melskitės už tuos, kurie skriaudžia jūs ir persekioja. Jeigu dar paaštrint situaciją, tą patį ir Paulius sako, laiminkit savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite jų. Iš laiško Romiečiams 12 skyriaus. Ir galbūt tai, ką netrukus skaitysiu, jums irgi kirsis. Iš to žiūrėjimo paviršutiniškai kertasi su to, ką galbūt moko Naujasis testamentas. Galbūt taip atrodo. Ir mums šiandieną nebeaktualu melstis taip, kaip meldžiasi Dovydas. Melstis tokiam Senojo testamento Dievui, kur tarsi tikintieji vienokie, o mes Naujojo testamento esame kitokie. Senajame testamente mes matom kažkokį grubumą, kažkokį piktumą, žiaurumą, šaltumą, be meilės. O Jėzus mums atnešė santaiką, toleranciją. Dabar galim būti korektiški. Ir todėl mums tokios maldos kaip Dovydo yra nebeaktualios. Ir melstis mums taip nereikėtų. Ir reikėtų vėl tik laiminti priešus. Paturėkit iki galo, jeigu pavyks mano pamokslavimo metu, ar turi ką nors Dovydo malda bendro su tokia malda kaip Tėve mūsų. Arba kai mes meldžiamės Kristau ateik, Kristau nugalėk. Ar yra kažkokia sąsaja ir ar iš tikrųjų tokios maldos net ir šiais laikais, vadinkime Naujojo testamento laikais, yra mums ypatingai aktualios. Dar vienas prieš tai, kol pradėsiu visą tekstą skaityti, tokia išnaša. Mes nesam visi kaip Dovydas tokioj pačioj situacijai, kokioje jisai buvo. Kaip pateptas visos tautos karalius, turintis tiek daug opozicijos, pasipriešinimo ir taip pat turintis tiek daug Dievo malonės. Todėl negalima visko iškart prisitaikyti konkrečiai savo, nes skirtingos situacijos reikalauja skirtingo atsako į jas. Tai tą irgi turėkite omenyje, bet tai nesustabdo mūsų
panarplioti, kaip meldžiasi Dovydas ir prisitaikyti tos maldos principus ir savo gyvenime. Ir aš manau, kad čia yra jų labai daug. Taigi 5 psalmė iš TŽ vertimo, Burbulio vertimo, skaitau nuo pradžių iki galo. Viešpatie, išgirsk mano žodžius, suprask mano apmąstymus, išklausyk mano šauksmą, mano karaliau ir Dieve, nes tau aš melsiuosi. Rytą tu girdi mano balsą, Viešpatie, rytą kreipiuosi į tave ir laukiu. Tu netoks esi Dieve, kuriam nedorybė patiktų ir pikta negyvens su tavimi. Pagirūnai negali stovėti tavo akivaizdoje. Tu nekenti visų darančių neteisybę. Tu sunaikinsi tuos, kurie kalba melą. Viešpats bjaurisi kraugeriu ir apgaviku. Dėl didžio tavo gailestingumo einu į tavo buveinę. Tavęs bijodamas žemai lenkiuosi šventyklos link. Viešpatie, vesk mane savo teisume dėl mano priešo, nutiesk prieš mane savo kelią. Jų lūpose nėra teisybės, jų širdyje nedorybė, jų gerklė atviras kapas. Jie pataikauja savo liežuviais. Sunaikink juos, Dieve, te pražūna patys savo kėslose. Dėl nesuskaitomų piktadarybių atmesk juos, nes jie sukilo prieš tave. Tesidžiaugia visi, kurie tavyje prieglobsčio ieško. Tegul nuolat šaukia iš džiaugsmo, nes tu apgini jos. Te džiūgauja tavyje tavo vardą mylintis. Tu, Viešpatie, laimini teisųjį, apsupi jį savo malonę lyg skydu. Leiskite pasimelsti už tai. Brangus mūsų Viešpatie, esame dėkingi už tavąjį žodį, esame dėkingi, kada jį galime studijuoti bei grumtis ir doroti su juo, netgi tada, kada jisai mums ne visada yra patogus, kad turime privilegiją eiti iš eilės per psalmes ir neišsirankyti tų, kurios tik tais mums ausis ir širdis glosto bei kutelioja. Meldžiu, kad palaimintumėj mano lūpas ir palaimintumėj širdis tų, kurie klausys šitų žodžių, kad jie įsiklausytų į Dovydo maldą, kad jie pamatytų, Dieve, koks didis tavo šventumas ir koks didis yra tavo gailestingumas. Koks tu esi, Viešpatie, iš tikrųjų tobulas ir šventas. Meldžiu, kad tavo žodis gelbėtų nusidėjėlius ir kad jisai augintų ir statydintų tavo pašauktuosius, tavo tikinčiuosius, tavo išgelbėtusius, kad jie džiūgautų, rasdami prieglobstį tavyje. Saugok, Viešpatie, nuo pikto, nuo nedoro, kuris trokšta patraukti šitos žodžius nuo mūsų ausų, kad mes, Viešpatie, jų neįsidėtume į širdį ir kad jie, Viešpatie, mūsų neartintų arčiau tavęs. Prašome šitų dalykų per Jėzų Kristų. Amen. Dabar psalmė jinai pakankamai plati ir turbūt galima iš plačių kampų prie jos prieiti. Nėra aiškaus suskirstimo, kaip galbūt mes turime tas psalmės, kuriuose jos yra sudėliotos pagal žodį sela, kur yra tam tikra, galbūt vadinkime, muzikinė formuluotė ar eiliuotė. Čia psalmė, jeigu pastebėsite, to nėra. Ir aš pasirinkau vieną iš variantų, kaip ją galima skirstyti. Originaliai psalmė yra padalinta, jeigu neklystu, į 24 eilutes. Ir vienas iš skirstimų, kaip jie skirsto, yra po 6 eilutes. Kas mums gaunasi, tai po 3, 12 eilučių iš viso. Tai bus 4 sekcijos po 3 eilutes. Ir jeigu kažkam padeda, kaip aš jį žvelgiu, tai pirmose 3 aš matau Dovydo slaptą gyvenimą, jo slaptą maldos tikinčiojo gyvenimą. Kitose 3 eilutėse nuo 4 ir 6 mes matome Dievo šventumą ir nusidėjėlių nuodėmingumą. Vėliau Dovydas mums parodo, koks yra jo viešas gyvenimas, kaip jisai garbina ir kaip jisai dorojasi su savo priešais, ką tie priešai daro
žvelgdami į jo tarnavimą, bei galiausiai paskutinėse eilutėse mes matome verdiktą, kurį Dievas skelbia nusidėjėliams ir tiems, kurie ieško prieglaščio jame. Tai pamėginkime tą išlaikyti ir eikime prie pirmųjų 3 eilučių. Aš pasikartosiu, kad būtų galima sekti. Viešpatie, išgirsk mano žodžius, suprask mano apmąstymus, išklausyk mano šauksmą, mano karaliau ir Dieve, nes tau aš melsiuosi. Rytą tu girdi mano balsą, Viešpatie, rytą kreipiuosi į tave ir laukiu. Jei vėl prisiminsim praėjusias psalmes, mes turim šiokią tokią tendenciją, kad 3 psalmė buvo tokia psalmė, kur mes matėme Dovydą besimeldžiant vakare ir ryte pakylant, kadangi Dievas jį išlaikė. 4 psalmė kalbėjom, kad tai yra vakarinė psalmė, kada žmogus rūstauja, nervojasi ir Dievas jį ragina nurimti, apmastyti, apsvarstyti savo dienas poelgius vakare. Tai šiandieną mes vėl einame į rytą. Ir jeigu neklystu, 6 psalmė bus vakarinė. Ir manau, ne veltui tas yra aktualu ir ypač šitoj psalmėje mes turim žodį rytas pasikartojantį netgi 2 kartus. Nėra tai visiškai maksimaliai svarbu, bet tai rodo, kad tai yra tam tikras svarbumas, kad šitas žodis kartojasi. Ir pažvelkim, kaip Dovydas kreipėsi į Dievą. Ar matot asmeniškumą? Ar matote, kaip asmeniškai jisai kreipėsi į Dievą vien iš veiksmažodžių? Tai nėra kažkokia tolima, svetima jėga arba energija, kur Dovydas nukreipė į vakumą savo maldas, bet tai yra asmeniškas Dievas. Ir Dovydas nori būti išgirstas, suprastas ir išklausytas. Ir visi 3 yra garantuoti. Žinot, pažįstami gali mus išgirsti. Psichologai galbūt turi gerų būdų ir įvairių testų išsiaiškinti ir suprasti mus. O artimi bičiuliai yra galbūt tie artimiausi, kurie išklauso mus tada, kada mes raudam, kada mums skaudu yra, kada net žodžiais neina apibūdinti mūsų situacijos. Tačiau tik vienas Dievas tą daro tobulai, nes jis žino mumis pilnai. Jisai yra mūsų sukūręs ir padaręs asmeniškus. Pagal ką? Pagal savo atvaizdą. Nes jisai ir pats yra asmeniškas. Yra bendrystė tarp Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Todėl ir mes turime tą dalyką, kad mes esame sukurti bendrystei. Klausimas, ar mes ją turime su Dievu. Bet matome ir mokomės iš Dovydo, kaip jisai tą daro. Kad jisai nepuola stačia galva melstis. Visų pirma, jisai ruošiasi maldai. Jisai atrodo dar nesimeldžia, dar jisai nepradėjo melstis, bet jisai jau kreipėsi į Dievą. Jo apmąstymai jau yra, ką jisai sakys, ką jisai nori pasakyti. 3 dalykai. Jisai meldžiasi žodžiu, verbaliai, jeigu būtų galim tai pasakyti. Mes patys turim polinkį melstis tyliai. Ai, kam čia garsiai? Nėra iš to naudos, vis tiek Dievas viską girdi, jam nereikia. Žodžių jis ir taip girdi tylę raudą, galbūt kaip girdėsim širdies. Galbūt tik man vienam, kai aš meldžiuosi tyliai, lenda į galvą įvairios mintis, mano buitiniai rūpesčiai, mano problemos, mano norai. Ir staiga aš jau pasimetu, ar aš čia galvoju apie savo dalykus, ar aš bandau kalbėti su Dievu, ar aš bandau jam melstis. Ir visokiausi dalykai. Pirkiniai, mūsų skauduliai, bet jie netaikomi yra link Dievo. Tačiau tada, kada aš tą darau, susikaupęs žodžiu, kada kreipiuosi į Dievą, tada, kada aš bandau išreikšti, aš nekalbėsiu, kad
Dieve, kreipiuosi į tavęs, man reikia pagalbos, dar reikia iš Maksimos kažką nusipirkti ir reikia nuvažiuoti dar kuro prisipilti. Ne, mano žodžiai jau jie turės svorį ir aš kalbėsiu su Dievu. Antras dalykas, kad žodžiai nėra besvoriai, jie yra apmąstyti. Dovydas meldžiasi apmąstydamas. Jie nėra tiesiog kaip žirniai, jos tik išbėr ir kažkokią greitą kalbę sukalbė ir viskas. Malda reikalauja to pasiruošimo tiek prieš pradedant melstis, bet tuo pačiu ir besimeldžiant, kad mes netaptume kaip tie indai, kurie barška tiesiog ir tas garsas užgožia viską. Reikalauja ir pauzių, reikalauja sustot, pagalvot, ar tai, ką aš sakau, tai yra priimtina Dievui, ar reikia tą sakyti, ar aš to noriu. Taip pat, kaip ir kalbėjom praeitą sykį, tas apmąstymas, jisai verčia mus vertinti savo širdį. Kur aš stoviu dabar su Dievu, ko aš prašau, ką aš pats esu prisidaręs, už ką aš pats turiu atgailauti. O kartais, trečias dalykas, ką Dovydas sako, yra meldžiamasi garsiai, bet be žodžių. Tada, kada nebežinom, kaip žodžiais melstis, kaip išreikšti savo širdgėlą, nebeina su protu sumastyti, emocijos tiek ima viršų, kad širdgėla, skausmas, jis lenda šauksmo pavidalu, lenda raudos pavidalu. Ašaros bėga skruostais, tada, kada yra netektis, kada yra aimanuojama, kada yra praradimas. Ir tai irgi yra priimtina Dievui. Ir norisi pasakyti, kad tai yra tikriausia malda, kokią žmogus meldžiasi, kada jisai nebevaidina. Kada nebesusiformuoja gerklėje žodžiai, o yra tik tai kūkčiojimas. Dovydas tą ir sako. Ir visa tai yra nukreipta į Dievą. Atrodo, čiut paeisiu biškį į šalį, atrodo, kad paprastas dalykas, mes turime melstis Dievui. Kiek kartų būna, kada mes meldžiamės, mes Dievui nesimeldžiam. Mes niekada nesureikšminam to dalyko. Tai tampa mūsų kažkoks kasdienis dalykas, ką mes padarom ir viskas. Padarom vardan to, kad padaryt. Dievas tai girdi, bet malda jinai nenukreipta į Dievą, jinai kažkur nukreipta yra. Dievas visada girdės, bet jis kviečia, kad šūvis būtų tiesiai į jį, nei kažkur. Būna įvairiai susitikus melstis su kitais žmonėmis, kada mes žinom, kad galbūt pas jų gyvenime yra problemos, mūsų malda staiga kreipiasi nebe į Dievą, bet į tą žmogų, kad tas žmogus pasikeistų. Nebesikreipiame į Dievą, bet meldžiamės taip periferiškai. Tarsi mes rodome savo pamaldumą, bet mintyse yra tas žmogus, kad jisai turi pasikeisti. Ir Dovydas sako, į Dievą. Ir tai yra svarbus maldos principas, kad mes meldžiamės jam, o ne į vakuumą ar ne į žmonės. Taipogi kartais pasimiršta, kad Dievas yra ne tik Dievas, bet kaip ir Dovydas sako, mano Dieve, mano karaliau. Viskas tvarkoj, kad Dievas išgelbėja mumis, atrodo, mums to ir reikia, kad Dievas mus išgelbėtų ir mes esame dabar laisvi, galim daryti, ką norim. Jisai palieka mus likimo valiai. Taip nėra. Dovydas sako, mano karaliau. Atrodo, užteks Dovydui pasakyti mano Dieve. Ir galbūt kartais užtenka, bet šiandieną jisai mums parodo, kad jisai yra jo karalius. Jisai pats yra karalius. Dovydas turi pavaldinių. Jisai turi tarnų, jisai turi armijoje generolų, bet jisai kreipiasi mano karaliau. Ką tai reiškia? Kad aš priklausau tau. Aš nuo tavęs priklausau karaliau. Esu po tavo prieglobsčiu, po tavo sparnu ir esu pasiruošęs vykdyti, ką tu man pasakysi. Pasakysi ir aš eisiu, nes tu esi mano karalius. Ne tai, kad kažkas pasakė, kad jis tavo karalius. Jisai sako, tu mano karalius. Ir už to slypi, kad aš tau priklausau, tu saugai manim, tu manim rūpinėsi. Aš seksiu paskui tave, kur tu eisi, ten ir aš. Ką tu pasakysi, tą aš ir darysiu. Esame jo. Ir kas rūpi karaliui? Ką jisai sako daryti, tą mes ir turim daryti.
kad nepraslystų, atrodo, tokie dalykai taip lengvai pro akis. Šventasis raštas mums tą primena. Dievas nėra vien tik tai patogumo Dievas, kad mums padeda, kada yra mums blogai. Jisai yra mūsų karalius. Ar jis yra jūsų karalius? Prieikim prie ryto momento. Kokie yra mūsų naujos dienos prioritetai? Kai mes keliamės. Ar atsikeliam jau vėluodami kažkur, kaip man būna kartais, skubam, ne tai, kad net nepagalvojam, bet net nėra galimybių tą daryti, pamastyti kažką į tą pusę, į vertikalėje pusę. Ar pradedam rūpintis buitiniais reikalais, pasitikrinam messengerį, galbūt pirmas dalykas, atsikėlę žiūrime, kas, kur, kaip atsitikę yra. Štai puikus padrąsinimas. Praktikuotis ir ugdyti savąjį pamaldumą taip, kaip daro Dovydas. Danielius taip pat daro. Jeigu atsimenat, mes skaitėme, kad rytinės ir vakarinės aukos metu jisai melsdavosi. Yra tam tikras principas, nuo ko žmogus, atrodo, turėtų pradėti savo dieną. Jeigu jums neužtenka Dovydo, jeigu neužtenka Danieliaus, Jėzus anksti rytą, gerokai prieš aušrą, atsikėlė, nuėjo į nuošalę vietą ir ten meldėsi. Iš Morkaus Evangelijos 1 skyriaus 35 eilutės. Kol visi tuo metu ieškojo Jėzaus, kadangi jisai padarė tuo metu didžiulių stebuklų. Ko ieškojo Jėzus? Jisai ieškojo Dievo artumo iš pačio ryto. Ne kažkokios šlovės, buitinių dalykų, bet Tėvo artumo. Vėl viena išnaša. Mūsų sąžinė nėra surakinta, kad šventasis raštas mokytų, kad krikščioniui taip yra privalu daryti. Mes neturime tokio paraginimo, kad būtina melstis ryte atsikėlus pirmas dalykas. Bet tai labiau parodo, ko yra pertekusi mūsų širdis. Kas mūsų širdyje yra, kad mes atsikėlę darom vieną ar kitą. Bet vis dėlto tai yra geras principas. Dievui nuo to nebus nei geriau, nei blogiau, ar tu melsis ar nesimelsi ryte. Dievui viskas išliks taip pat, jam yra viskas ir taip tobula. Tačiau klausimas, ar tu esi galbūt tas žalias medis iš pirmosios psalmės. Ir galbūt tu esi tas, kuris esi kviečiamas nešti gausių vaisių Dievo šloviai. Ir aš esu įsitikinęs, kad tie vaisiai rasis tada, kada dienos čia nebūtinai 3 ryto būtinai atsikelt. Čia tada, kada mes keliamės, tada, kada mes natūraliai mūsų instinktai tą daro. O galbūt ir discipliniškai pasirinkus mes nešim vaisius tada, kada diena prasidės maldoje. Jeigu žiūrime toliau, Dovydas kreipėsi į jį maldą, bet tas kreipimasis nėra paprastas. Mūsų ta lietuvių kalba kartais, kad ir kaip yra linksniuojama, kad yra nuostabi kalba ir labai ypatinga, jinai ne visada perteikia tą, ką kalba kitos kalbos arba ką kitos kalbos duoda suprasti. Dovydo meldimasis, kai jisai sako, aš kreipiuosi ir laukiu, mintis kokia yra? Kad jis suruošė auką Dievui. Kad jisai suruošė ją taip, kaip suruošdavo kunigai Senojo testamento metu Dievui aukas. Supjaustydavo ten kažkokius į gabalus, atrūšiuodavo. Mes turime pavyzdžių, kur Abraomas sudėdavo aukurą šakas, sukapodavo tos į gabalus gyvulius, kaip Elijas berods darė irgi ant Karmelio kalno, kad yra tam tikri tokie žingsniai sekos, kad tai yra tam tikras procesas ir jisai nėra padrikas. Ir vyksta laukimas. Kaip Dievas priims dabar mano šitą auką?
ar jisai į ją atsižvelgs ir ar duos jisai mums atsakymą į ją. Ir šiuo atveju Dovydas mums parodo, kokį didelį jisai pasitikėjimą turi, kai jisai trokšta, kad Dievas girdėtų jo žodžius ir jisai deklaruoja, kad Dievas girdi balsą. Vėl pasikartokime, girdi balsą. Kieno? Dovydo. Dovydas meldžiasi balsu, jisai suruošia, jisai išdėlioja. Galbūt, jeigu būtų galimybė pažiūrėti į Dovydo tą gyvenimą, atidarius jo kambario duris arba kažkoks būtų mažytis langelis, mes matytume žmogų kalbantį į orą. Jis kalba, atrodo, kažkam, kalba su savimi. Bet kompanijoje jisai turi patį aktyviausią klausytoją, kuris ne tik išgirsta žodžius, ne tik supranta apmąstymus, bet išklauso ir šauksmus ir duoda atsakymą. Taigi Dovydas daro 3 žingsnius. Vieną tai jisai pasiruošia, jisai keliasi ir jo pradžia yra nukreipta į Dievą. Vėliau meldžiasi ir galiausiai laukia. Laukia, kągi Dievas atsakys. Kągi Dovydas iš tikrųjų supranta apie Dievą, prie kurio jo artinasi kalba sekančios 3 eilutės. Tu netoks esi Dieve, kuriam nedorybė patiktų. Ir pikta negyvent su tavimi. Pagirūnai negali stovėti tavo akivaizdoje. Tu nekenti visų darančių neteisybę. Tu sunaikinsi tuos, kurie kalba melą. Viešpats bjaurisi kraugeriu ir apgaviku. Dovydas mums pateikia Dievo charakterį tokiu principu. Jeigu tai būtų įmanoma padaryti, pamėginsiu pateikti iliustraciją, jinai nėra tobula, bet manau, kad esmę pagausite. Tada, kada mes iš čia stovėdami pro langą žiūrime į saulę. Saulė atrodo šviečia. Jeigu žiema yra šalčiau, jeigu vasara šilčiau, bet jinai tokios labai didelės įtakos tarsi, vadinkim, nedaro. Pamirškim visus ultravioletinius SPF dalykus ir taip toliau. Linko vedu, kad jeigu būtų galimybė artėti prie Saulės iš esmės, aš neturiu omeny pakilti 1 kilometrų aukščiau, nes nieks nepasikeis labai stipriai. Kalbu artėti iš esmės prie Saulės. Kas atsitiks tada, kada tą darysim? Eli, kas atsitiks, kai mes priartėsim prie Saulės? Po truputį viskas pradės degti. Turbūt kitokia, gal geresnė analogija ateina į galvą, jeigu mes matom laužą kažkur miške. Laužas dega, mes matom mažą švieselę. Mes nejaučiam visiškai jokios šilumos. Bet mes pradedam artintis prie to laužo, pradeda ryškėti paveikslas, kaip ten kas, pradedam kažkokią šilumą jausti. Ir Eli, jeigu mes kišom ranką į laužą, kas beliks iš tos rankos? Teisingai, ranka sudegs. Dovydas atskleidžia mums Dievą panašių principų. Jisai mums pateikia, ant kiek yra šventas Dievas, kaip ta saulė. Kad tie, kas iš tikrųjų artinasi prie jo, būdami nuodėmingi, negali nesudegti. Kodėl? Pirma, nes Dievas nėra toks, kad jam patiktų nedorybė, kad jisai pakęstų visų darančių neteisybę ir nesibjaurėtų kraugeriu ir apgaviku. Ar matom laiptus ir intensyvumą? Nepatinka, nepakenčia, bjaurisi. Tas artėjimas. Ir tas žodis bjaurisi, jisai turbūt neišsako to intensyvumo, ką išsako originale, kad tas bjaurėjimas jis jau nebeįmanoma pakęsti visiškai. Ir antras dalykas, tad kaip toks Dievo charakteris gali dėrėti su ta nuodėme? Blogis niekada nebus Dievo artume. Tie, kurie save aukštai iškelia, nukris žemai.
neatsistos prieš Dievą, niekada nesugebės atsilaikyti prieš Dievo teismą, o galiausiai laukia visiškas sunaikinimas ir pasmerkimas. Atkreipkite dėmesį, kad kol kas Dovydas tai tiesiog deklaruoja apie Dievą, arba kitaip tariant, paleidžia tai, kaip nesako to asmeniškai, ką jisai sakys vėliau. Bet jisai mums apibūdina tą saulę, tą laužą, prie kurio artinantis neįmanoma nesudegti. Su intensyvumu. Ir natūralu paklausti yra, tad kaip gali Dovydas ir mes artintis prie tokio Dievo? Paprastas žodelis visų darančių, visų meluojančių. Net ir smulkiausios nedarybės, net ir smulkiausi melai pastato mus į tą visų kategoriją. Dovydas nėra kažkuo geresnis už mus, kuriuos jisai čia ir vardina. Ir jisai nėra čia švarus. Klausimas yra, kaip jisai nesudega šitoj ugny, šitoj Dievo charakterio ugny, kuri bjaurisi nuodėme, kuri bjaurisi blogiu. Tie, kurie nebus Dievo artume, bus nuteisti ir pasmerkti. Kaip tad Dovydas irgi nedega čia? Pažiūrėkime į tai, kas vyksta viešai Dovydo gyvenime, ką mes matome, kur jisai eina. Dėl didžio tavo gailestingumo einu į tavo buveinę. Tavęs bijodamas žemai lenkiuosi šventyklos link, Viešpatie. Vesk mane savo teisumu dėl mano priešų. Nutiesk prieš mane savo kelią. Jų lūpose nėra teisybės, jų širdyse nedorybė, jų gerklė atviras kapas. Jie pataikauja savo liežuviais. Ko reikia Dovydui ir mums, kad galėtume taip priartėti prie Dievo ir įeiti į jo namus? Būti geriems, teisingiems, nepagirūnams galbūt, nusižeminti labai žemai, tapti labai dvasingiems, kalbantiems tiesą. Jūs atsakykit savo, ar esate tokie, nes aš galiu pasakyti, kad aš toks nesu. Niekada nebuvau ir iš savęs niekada nebūsiu. Kiekvienas žmogus yra Dievo priešas. Visi, kaip ir skaitėme iš laiško Kolosiečiams, mintimis ir darbais esame priešiški Dievui. Priešų, kurio kadaise buvo pats Dovydas. Bet kaip ir jam, taip ir kiekvienam, kuriam Dievas nori, jisai parodo gailestingumą, kuris parklupdo ir duoda suprasti savo beviltišką padėtį. Ir ne tik, kad tas gailestingumas yra iš Dievo, bet jisai dar ir yra didis, didžio Dievo gailestingumo, nes jo reikia daug. Ir tokį gailestingumą gali parodyti tik tais Dievas, kad uždengtų mūsų gausybės nuodėmių. Kaip rašo laiškas Efeziečiams, kad Dievas apstus gailestingumo iš savo didžios meilės, kuria pamilo mus mirusius nusikaltimais, arba vadinkime priešais, atgaivino kartu su Kristumi ir malonę jūs esate išgelbėti. Ir Dovydas yra šią malonę išgelbėtas. Malonė, kuri per tikėjimą Jėzumi Kristumi ir jo auka sutaiko mus su Dievu ir panaikina ant mūsų esantį priešo taikinį, į kurį žiūri dieviškos rūstybės snaiperis. Galim tai pasakyti, kad tas taikinys yra nuimtas. Kita ištrauka iš Švento rašto. Jeigu kai dar buvome priešai mes, daugiskaita, mūsų sutaikė su Dievu jo sūnaus mirtis, tai juo labiau išgelbės jo gyvybę, kai jau esame sutaikinti. Sutaikymas iš laiško Romiečiams 5 skyriaus.
tokie sutaikinti jau be to rūstybės taikinio, drąsiai ir su pasitikėjimu. Ir galim pasakyti legaliai, su tą patvirtinančiais dokumentais, panaikintais skolos raštais, žengia į Dievo buveinę, į jo artumą ir gauna teisumą įrodančius dokumentus. Šita tobula Dievo meilė pakeičia rūstybės baimę į pagarbę viešpaties baimę, kuri skatina nebijoti Dievo dėl to, kad yra labai baisu, bet suvokti jo didybę ir žemai prieš jį nusilenkti. Ir taip pat tarnauti jam, ką Dovydas čia ir daro. Įėjęs ir nukreipia savo žvilgsnį į šventyklą. Tuo metu, kada Dovydas gyvena, šventykla dar nebuvo pastatyta. Bet Dovydas jau žiūri į šventyklą. Savo tikėjimo akimis. Šiandieną šventykla esame mes. Čia susirinkę, Dievo šventykla. Šiandieną mes susirinkę lenkiamės ir garbinam, nes mums irgi yra parodytas didis Dievo gailestingumas, uždengintis gausybę nuodėmių. Dabar tai nevyksta sklandžiai ir paprastai, kad ir kaip to norėtųsi. Dovydas turi žmonių, kurie nepažįsta Dievo, kurie stebi jį, stebi jo gyvenimą ir aktyviai tame gyvenime dalyvauja. O dalyvauja iš neigiamos pusės. Jie yra nepatenkinti, turi pilnų piktų kėslų, savo širdį jį užgaulioja, o kai kurie bando netgi pataikauti, apsimesdami, tarsi gero nori, bet iš tikrųjų savo širdį yra sumastę kažką pikto. Ir Dovydas žino, jeigu jisai imsis savo problemų sprendimo būdo, savo žmogiško kelio, nieko gero iš to nesigaus. Nes jisai netaps geresnis už tos, kurie bando jį sudirbti. Ir žinote, ko jisai prašo, arba kitaip tariant, ką jisai sako? Jisai prašo Dievo pagalbos savo ir liudijimo jo priešams. Kad jie pamatytų, jog Dovydas turi tą Dievo malonę. Leiskite pasakyti, kad ir jūs turite žmonių savo gyvenimuose, kurie stebi jūs. Ar matosi jiems, kai jie stebi jūs, kad jūs esate tikintis? Ar turi jie ką užgaulioti ir kaip jums pataikauti, taip kaip vyksta Dovydo gyvenime? Ar žinote, kaip pasikeičia žmogaus stebėjimo intensyvumas, kai tie, kas stebi, sužino, kad tas žmogus yra tikintis? Ar tai būtų darbe, mokykloje, ar mieste, ar šeimoje? Leiskite atsakyti, kad tada bus išbandytos jūsų tikėjimo ribos. Jūsų tikėjimas bus ištampytas į visus kampus. Bus surastos visos spragos įmanomas jūsų gyvenime tam tik tais, kad jūs sudirbt. Ne dėl to, kad jūs būtumėt geresnis tikintis, bet dėl to, kad Dievo priešai laukia, kol tu save vadinančiu, arba tas, kuris save vadini tikinčiu, suklupsi, tam, kad būtų galima iš tavęs pasijuokti ir pasityčioti. Krikščionių save vadinė, ne? Geras. O ką ten sakei? Kur buvai nuėjęs? Ką pažiūrėjai? Supratau. Geras tu krikščionis esi. Aišku, to nesinori. Bet tai nėra išvengiama. Susidursim su tais, kurie priešinsis mums dėl mūsų tikėjimo Dievu. Aišku, susidursim ir nebūtinai. Turėsime ir priešų tų, kuriems nerūpės, kad mes tikime, jie tiesiog kažko norės iš mūsų. Tačiau bus tokios situacijos, kad tie priešai bus ir Dievo priešai. Koks turėtų būti mūsų atsakas į tai? Koks yra tas Dievo vedimas
mūsų teisumo keliu tokiose situacijose. Pažiūrėkime sekančias eilutes. Net noriu susikaupti pirmą žodį, paskaitant, kuri čia eilutė yra. 10. Sunaikink juos, Dieve, te pražūna patys savo kėslose. Dėl nesuskaitomų piktadarybių atmesk juos, nes jie sukilo prieš tave. Tesidžiaugia visi, kurie tavyje prieglobsčio ieško. Tegul nuolat šaukia iš džiaugsmo, nes tu apgini juos. Tesidžiaugia tavyje mylintis tavo vardą. Tu Viešpatie laimini teisų, jį apsupi į savo malonę lyg skydu. Mes turim paskutinės ir viską turbūt susumuojančias eilutes. Jūs, kaip ir aš, matot tą 10 eilutės pirmąjį veiksmažodį. Man jis yra nepatogus. Ar mano lūpos apsiverstų dabar pasakyti, kad Dieve, sunaikink mano priešus? Aš neturiu, ko gero, dabar tokių priešų, kurie taip kankina mane, kaip Dovydą kankina. Jeigu Dovydas kalbėjo prieš tai, Dieve, tu sunaikinsi, tu esi tas, kuris nekenti to ir to, tavo charakteris toks ir toks, dabar jisai sako, priartėjęs prie Dievo, turintis tą didį gailestingumą, suvokiantis jo šventumą ir turintis tos, kurie primiktinai, įžūliai užgaulioja jį ir yra Dievo priešai. Jisai drįsta tą sakyti. Ir drįsta tą sakyti nesilpnai, o labai tvirtai ir labai aiškiai, norėdamas, kad Dievas tokius priešus sunaikintų. Nes jiems kelio nėra. Jie antiek yra užsikietinę, kad ir kokia našta jie yra Dovydui, visų pirma, jie yra sukilę prieš Dievą. Jėzus yra pasakęs tokį dalyką, jums labai gerai žinoma. Jei pasaulis jūsų nekenčia, žinokit, kad manęs jis nekentė pirmiau negu jūs. Jei jūs būtumėt pasaulio, jis mylėtų jūs kaip savuosius, kadangi jūs ne pasaulio, bet aš jūs iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia. Tas maištas, kuris atrodo nukreiptas yra į Dovydą, galbūt į tave, kada tave kažkas užgaulioja dėl tavo tikėjimo ir tyčiojasi, tai yra tiesioginis maištas prieš Dievą. Jis yra mano karalius ir jie, karaliau, trypia tavo vardą. Ir aš manau, kad čia tą Dovydas ir supranta. Ar galim ir mes tą suprasti? Nesupraskit manęs klaidingai. Grįžtu po truputėlį į pačią pradžią, ką Jėzus sakė. Mes turim mylėti priešus. Labai aiškiai parašyta. Mes turim jiems daryti gerą, laiminti juos, melstis, kad jei Dievas duos, jie atsiverstų. Ką Jėzus sako? Jisai sako, laiminkite savo priešus, savo. Jisai apeliuoja ne į tuos, kurie yra Dievo priešai, kurie gali būti Dievo priešai, bet jisai apeliuoja, kad laiminkit ir darykit gerą savo priešams visų pirma. Jisai nesako, laiminkite Dievo priešus ir darykite jiems gerą, nes Dovydas sako, sunaikink juos, nes jie yra verti to savo sunaikinimo. Jeigu leisit sugrįžti, jeigu paklausite, kaip Dievas naikina, nes Dovydas sako, te pražūna jie savo kėslose, tai atsakymas yra taip. Dievas sunaikina, o jie patys pražūna savo spendžiamose pinklėse. Atrodo, mūsų kantrybės taurė turėtų būti pakankamai gili, kad mes turėtume pakankamai stipriai pakęsti tuos, kurie priešinasi.
bet kaip nekeista, kartais prieinamas yra liepto galas. Ir tada, kas belieka, tai tik tais nertis stačia galva nuo to liepto ir kaip Dovydas pasakyti, sunaikink juos, viskas. Jie sukilo prieš tave, pašalink juos, jie to verti ir jie yra to verti. Tačiau kaip Dovydas pats sakė, jeigu būtų galima perfrazuoti žodžius ir kalbėti iš Dievo pusės, aš matyčiau tokį Dievo atsakymą, kad girdžiu tave, Dovydai, girdžiu tavo žodžius, suprantu tavo apmąstymus ir išklausau šitą tavo šauksmą. Tu visiškai esi teisus, nes tu turi mano teisumą. Tokia yra mano valia tiems, kurie neatsiverčia ir užsikėtina. O Dovydai, tu buvai mano priešas. Tu atsimeni savo priešiškas mintis ir darbus. Džiaugiuosi, kad pas mane ieškai prieglobsčio. Tu jį rasi. Tu jį rasi ir ne pats keršysi. Nes kerštas priklauso man. Man priklauso sunaikinti, o ne tau. Dovydai, žinai ką, paversk liūdesio šauksmą į džiaugsmo šauksmą. Tu esi apgintas. Tau yra suteiktas palaiminimas ir malonė ir savo rankose yra skydas. Tarnauk man. Eik ir mylėk juos kiek gali, daryk jiems gerą, krauk žarijas ant galvos savo priešams ir tol, kol gali, daryk tą ir mano priešams. Su džiaugsmu, Eli, ir be svyravimo. Kas mylės tos, kurie tavęs nemyli, jei ne tas, kuris buvo pamiltas pirmas? Ir galiausiai galbūt mano ir tavo priešas nusižemins ir rasis atgailoje. O jei ne, kas tikėtina, kas įmanoma, jų pačių kėslai juos pražudys ir jie patys įkris į savo duobę, jie nukris nuo to šakos, ant kurios sėdi, kurie jie bando nupjauti. Pagalvokit, kas žino, kaip žmonės meldėsi tada, kada Saulius persekioja bažnyčią, kada persekioja tikinčiuosius, ką mes skaitome apaštalų darbuose. Gal vieni bandė iš tikrųjų būti geri, stengėsi iš visų jėgų prašyti jo atsivertimo, kad jisai nusiramintų, kad pasikeistų. Bet aš labiau esu linkęs manyti, kad dauguma vylėsi kaip Dovydas, kad viešpats jį sunaikins, kad jį patrauks, kad jisai nustotų kenkti bažnyčiai. Ir Dievas atsakė jų maldą. Dievas sunaikino Saulių. Ne tai, kad atsirado Paulius, bet įvyko tai, kas įvyksta Kristuje, tie, kurie pasikliauja Kristumi. Kad tie, kas yra Kristuje, yra naujas kūrinys. Kas sena praėjo, štai atsirado nauja. Iš 2 laiško Korintiečiams. Kiekvieną kartą, kai mes meldžiamės Tėve mūsų, mes prašom to paties. Mes prašom to paties, ko Dovydas, kad Dievas vykdytų savo valią šioje žemėje, kurią jisai mums yra atskleidęs, kad jisai sunaikins visus tuos, kurie prieš jį stojasi. Čia nieko Dovydas naujo šiandieną mums nepasakė. Tas yra aišku. Dovydas parodė savo širdį. Savo širdį, kuri yra arti Dievo ir kuri jį pažįsta. Nusidėjėliai yra verti jo rūstybės, taip pat kaip ir mes melsdamiesi, kad Kristau ateik, mes meldžiamės, kad jisai atėjęs įvykdytų galutinį teismą ir pasmerktų, sunaikintų
visus nepasiruošusius ir nenusiteikusius jam tarnauti. O tie, kurie iš didžio jo gailestingumo prisiartina prie Dievo, būtų nauji kūriniai, pasiruošę kiekvienam geram darbui. Per krikštą, per šventosios dvasios atgimimą, tapdami naujais. Ši Dovydo rytinė malda, o gal labiau jo pamaldumo gyvenimo ištrauka, yra pavyzdinga mums tuo, kad suteikia pasitikėjimo. Man jinai suteikia pasitikėjimo kreiptis į Dievą su žodžiais ar be jų, kad ji girdima bus ir atsakyta. Ji turtina mūsų krikščionišką gyvenimą ir artina prie Dievo. Artina ir mes nesudegam, nors aiškiai suvokiam, kad turėtume degti. Ir kai tai suvokiam, lenkiamės. Lenkiamės ir su pagarbia baime tarnaujame jam. Skelbiam jo žodį. Skelbiame jo teismą pasauliui. Jie atskleidžia tą šventą charakterį ir jį išaukština. Tada, kada Dovydas taip meldžiasi, turbūt nėra kito būdo, kaip išaukštinti, koks Dievas yra šventas, kaip per jo teisumą ir teisingumą. Ant kiek jisai nesimaišo su nuodėme ir neturi nieko bendro su ja, apart to, kad jisai ją naikina ir pasmerkia. Taip pat toks gyvenimas mums suteikia džiaugsmo ir apsaugos net tada, kada mes turim opoziciją ir priešus, kurie niekina mus dėl Dievo vardo. Kurie žino, kad mes tikintis esam ir piktžodžiauja prieš mus, tikėdamiesi mūsų suklupimo. Ir dar vienas svarbus dalykas, jei priešai vargina tik tais mus dėl savo kažkokios naudos, tai nėra pagrindas prašyti jų sunaikinimo. Pagrindas prašyti Dievo sunaikinti yra tos, už kurios greičiausiai Jonas savo laiške sako, kad už juos neprašykit. Už tokius, kurie savo širdį yra užkietinę. Melstis nebereikia. Reikia, kad Dievas arba juos sunaikintų pasmerkdamas amžinai pražūčiai, arba atgaivintų naujam gyvenimui. Ir tas yra sunaikinimas, tik tai skirtingų dalykų. Tačiau tie, kurie sukyla prieš Dievą, pabandant perfrazuoti buvusias psalmes, galima būtų pasakyti, kad jie nei dantų nebeturės, nei savo šukių besulipdys. Pati psalmė užsibaigia paguoda, džiaugsmu ir malonė. Pasitikėkim savo ganytoju, kad jis ves savo teisumu net ir priešų akivaizdoje. Kaip giedosime, kad jisai net ir priešų akivaizdoje parengė mums stalą prabangiausią. Kad jisai ves savo sūnaus Kristaus keliu, kai susidursim su priešais. Šlovė iš tikrųjų Dievui už tai. Didi garbė jam yra ir padėka. Ir te gyvuoja jo vardas per amžius. Pagiedokim giesmę, ganytojas man viešpats yra. Neatsimenu tiksliai, kuri.